viešnią pristatysiu, bet tuo pačiu dar pačioj pradžioj, dėl ko mes susitinkam. Jau dabar 10. kartas ir 10. penktadienis, kada susitinkam 1,5 valandos ir kalbam labai skirtingais rakursais apie saviorganizacijas, apie ką reiškia būti gyvo organizacijoje, ką reiškia įgalinti žmogų, ką reiškia atidaryti savo ir kitų resursą, ką reiškia, kai lyderiais esam ne vien tik tai vadovas, bet kiekvienas savo srities specialistas, ką jis bedarytų, yra savo srities lyderis. Tai be to, kad kalbinam, tuo pačiu labai kviečiam ir organizuojam būtent ne mokymus, o praktinį patyrimą su praktikais iš užsienio, tiek iš Lietuvos. Tai yra žmonės, kurie jau turi kitokį mąstymą ir dalinasi savo patirtimis bei įrankiais, kaip šiame neapibrėžtame laike galima būtų pereiti į veiksmą, ne vien tik gyventi savo galvose arba žinojime, kad va taip pas mane jau viskas veikia, arba mes turim patirties, kaip dabar pristatom įmonėse, tai būna 2 versijos, arba pas mus viskas veikia ir jau mes viską darom, arba tai, kad neveikia ir čia nieks neveikia. Tai čia yra toksai kvietimas vadovams tiesiog suprasti, kas tas yra, kuo skiriasi ta vadinama gyva organizacija, kada vis tik tai žmonės įsitraukia ir kokie tie įrankiai. Tai labai kviečiam, galima registruotis, yra mūsų puslapis, yra mūsų kontaktai, tai bet kokiu patogiu būdu. Tai jau labai kviečiu ne tik tai kalbėtis, bet eiti į veiksmą, nes gyventi galvoje yra viena, daryti veiksmus yra visai kas kita. Dabar noriu pristatyti mūsų nuostabią viešnią. Aš tokia esu laiminga, prieš tai dar pristatau, kad mes rašysim šitą mūsų visą pokalbį, nes yra žmonių, kurie negali sudalyvauti ir tokiam dideliam rūpestį rašė žinutes, kad kaip čia mes, žodžiu, praleisim tokį įvykį, tai kad būtų galima pasidalinti su jais. Ir mūsų viešnia nuostabi, nepakartojama, man tai yra tas asmuo, kur ne vien tik savo darbu, kaip asmenybė labai įkvepia, nes gal vienas iš retų asmenų, kuris gyvenimą gyvena pilna savimi. Ir tas žavinga tuo, kad ir kiekvieną kartą galvoju, kaip tai viską įmanoma suderinti, kada yra dideli projektai, didelės įmonės, tokie nemaži iššūkiai, plus gyvenimas, keitimas gyvenamos vietos, ne tik kad pabandymui, bet kas nežino, Ilma persikėlė gyventi į Niujorką ir dabar yra gyvenantis asmuo Niujorke ir skanaujantis tą pasaulį, tai bus kažkiek žodžių, bus gerai išgirsti ir apie tai. Tai, o Ilma yra žmogus, kuris yra vienas iš populiariausios elektroninės laiškų platformos MailerLite įkūrėja ir labai sėkmingos įmonės, toje, kuri jau nuskambėjo laikraščiuose, kad turėjo kažkokį kosminį pardavimą už ten daug milijonų. Tai bus įdomu sužinoti, kiek to vaidmens tenai likę, nelikę, koks tai santykis su tuo ir kas tas kūrybas su būtent šitų produktų. Ir dabar vadovauju 200 žmonių, The Remote Company, tai yra per 40 šalių. Tai man čia yra kažkas unbelievable, dėl to, kad tai yra absoliučiai skirtingų juostų žmonės. Tai reiškia, mes sprendžiam klausimą ne taip, kaip iš viso vadovauti ir kaip susitarti su žmonėm, kurie sėdi prie bendro stalo. Mes kalbam apie tai, kad tu su kai kuriais net negali pasimatyti laike. Tai Ilmut, ačiū tau, kad tu čia. Ačiū už kvietimą. Ir gal prieš pradedant, žinau, kad Ilma padarys mums pristatymą apie žmonių įsitraukimą ir apie savo darbą, bet tuo pačiu gal norėčiau pradėti nuo klausimo. Vat, Ilma, kaip tau pačiai, kaip asmeniui, kaip žmogui, vat,
tos naujos idėjos ir mintis judėti kitaip. Vat rūpestis, kad noras įtraukti kitus ir tavo pačios kaip asmens pasikeitimas, va žiūrint darbo prasme, kaip tu keiteisi pati kaip asmenybė. Tai aš manau, kad čia yra du dalykai. Vienas yra, kad pradžioje natūralu, kad aš kažkur dirbau, ar ne, tai turėjimas ir nuostabių vadovų, labai gal nekokių, su mažiau empatijos vadovų yra labai gera patirtis tam, kad pasilyginti, suprasti, kas man viduje patinka ir priimtina, o kas galbūt visai išoriškai lyg ir veikia, bet vidinė aš esu labai labai nelaiminga. O kita dalis yra irgi tokia, sakyčiau, kaip tik nesenai skaičiau labai daug knygų apie ateitį ir ko mums čia laukti, ir ko čia bijoti ar nebijoti. Ir iš tiesų frazė, kuri man labiausiai įstrigo, tai yra Jeff Bezos senai pasakyta frazė apie tai, kad visi nuolat mes klausia apie ateitį ir kas bus po 10 metų, bet per tai klausia, o kas po 10 metų nepasikeis. Ir vis tik verslą ir statyti reikėtų ant dalykų, kurių nepasikeis. Tai manau, tai, kad mes šnekam apie žmones, apie įsitraukimą, motivaciją, apie buvimą gyvu, ar ne, nesvarbu kokios aplinkos technologijos, tai yra dalykai, kurie visada veda į priekį, nesvarbu, ar tai buvo antika ar dabar, ir esu garantuota, kad tai nepasikeis, ir todėl, kuriant organizaciją, ypatingai tai darom pačiam, tai natūralu, kad tu statai ant tų dalykų, kurie tiki, kad nesikeis, ir tada ilgų laikotarpių pamatai, kad tai veikia. Nuostabiai. Atiduodam tau eterį ir nekantriai laukiam. Gerai, pradedam. Tai dabar tas tipinis klausimas, ar matot mano ekraną, ar ne? Matom baltą lapą. Ai, baltą matote, ne? Pabandysiu kitaip. Kaip dabar? Matosi, taip. Gerai. Puikiai. Gerai, tai pradėkim. Šiandien aš tiesą sakant kalbėsiu, tiesiog pasakosiu savo istoriją. Aš turiu įtarimą, kad mes taikom gana daug saviorganizacijos metodų, to nežinodami, tada šiandien turbūt ir išsiaiškinsim. Ir kažkokie dalykai galbūt jums tiks ir norėsite išbandyti, kažkas galbūt ne, bet tai tokia labai praktinė bus istorija apie tai, kaip dirba mes. Nes, kaip ir pristatė, manau, kad vienas toks unikaliausių dalykų apie mus ir apie visas mūsų įmonės, kad mes jau paskutinius 8 metus dirbam nuotoliniu būdu ir samdom visame pasaulyje žmonės. Pradžioj tai prasidėjo nuo to, kad MailerLite kaip kompanija pradėjo augti ir mes turėjom vis daugiau žmonių ir vis daugiau klientų Amerikose. Todėl teko pradėti samdyti žmonės keistų laikų dirbančiais, ar ne? Tai prasidėjo ta mūsų istorija nuo to ir pagaliausiai per keletą metų supratom, kad visi iš visur gali dirbti. Ir taip šiuo metu mes esame išsimėtę per 40 šalių ir tos šalys irgi keičiasi, nes dalis žmonių keliauja, lygiai taip pat laiko zonas keičiasi ir dabar iš Korėjos turim žmogų, sakyčiau, labiausiai nutolę ir tada kita pusė turbūt yra Vancouveris. Ir tai įtakoja, kodėl mes taikom tos saviorganizacijos principus, ar ne? Todėl, kad taip dirbant yra tam tikrų dalykų, kur mes negalim padaryti, kas įprasta ofise. Mes negalime spontaniškai susitikti, mes negalim turėti žmonių, kurios nuolat reikia prižiūrėti. Ir būtent apie tai pakalbėsiu, apie tai, kaip mes sukamės ir kokie mano manymų yra principai, kurios taikom. Ir tikėtina, kad jūs ir matė ir turbūt gal skaitė Simon Sinek knygą Start with Why. Ir pats principas yra labai paprastas, ar ne? Kad reikia pradėti nuo kodėl ir tada eiti kaip ir ką darom. Jis kalba apie organizacijas, jo tas principas, bet aš manau, kad tai yra susijęs ir su mūsų vidinė motyvacija labai stipriai, todėl, kad tai, kaip mes dirbam kaip organizacija, tai vis tik prasidėjo nuo mūsų asmeninės motivacijos, kodėl mes to norėjom, ar ne? Ir žinoma, ir pati įmonė augo, bet
Mes su savo partneriu esam partneriai tiek šeimoje, tiek versle. Ir mes kartu auginam ne tik verslus, bet ir vaiką tuo pačiu metu. Ir mano kaip mamos noras buvo, kad žiemas leistume ne Lietuvoje ir todėl paskutinę 11 žiemų leidžiame kažkur kitur. Aš manau, kad yra dalis švietimo ir aš norėjau, kad mano vaikas taip susipažintų su pasauliu. Ir su tokiu mamos noru, kuri turi organizaciją, natūralu, kad teko organizaciją pasukti taip, kad veiktų, kad tiktų ir mums, ar ne? Natūralu, kad aš negaliu prašyti žmonių, kad jie būtų Vilniaus ofise, kaip mes 3 mėnesius esame kažkur išvažiavę. Ir labai natūralu, kad tenka išmokti bendrauti kitais būdais, kai aš esu Argentinoje, jie yra Vilniuje, ar ne? Tai aš manau, kad ta vidinė motyvacija ir kodėl tu nori eiti tą ekstra žingsnį ir kažką keisti, yra labai labai svarbu. Nes kitu atveju tiesiog neužteks noro ir nebus užtektinai tų pastangų valios, kodėl mes tai norėsim daryti, ar ne. Kitas dalykas, kuris, sakyčiau, man ir Lietuvoje gana įprastas, yra kalbėti apie organizaciją ir apie komandą, kaip apie sporto komandą, ar ne, kad mes kaip krepšininkai visi kartu. Aš manau, kad tai nėra neteisybė. Aš manau, kad verslas, taip kaip ir švietimas, taip kaip ir mūsų tą patys asmeniniai gyvenimai, vis tik nėra žaidimas. Žaidimas yra labai aiškus laike, jis yra labai aiškiai apibrėžtom taisyklėm. Tu žinai, kas laimėjo, tu žinai, kada baigėsi, tu žinai, kada prasidės naujas žaidimas ir todėl taisyklės yra labai, labai kitos, ar ne? Tuo tarpu versle yra nuolatinis neapibrėžtumas ir tai yra normalu ir kitaip būti negali. Lygiai taip pat, kaip, nežinau, auginant vaikus ar tas besimokant, ar ne? Mes nuolat visą gyvenimą mokomės, ar ne? Ir kartu tai yra susijęs su tam tikrais iššūkiais, kai yra tiek daug neapibrėžtumo, labai sunku išmatuoti sėkmę čia ir dabar, ar ne, ir kurio momentu jau reikia matuoti. Tada tos taisyklės yra dalykas, kurias tu gali pats lankstyti, nes iš tiesų jų kaip ir nėra. Yra, amerikiečiai sako best practices, bet aš labai skeptiškai tai žiūriu, nes best practices tai yra tai, ką visi žino, ar ne? Visi daro, tai jeigu tu nori, kad tau veiktų ir veiktų geriau, tai tau reikia tikrai kažką naujo sugalvoti, ar ne best practice taikyti. Todėl aš manau, kad labai svarbu turėti savo vertybės ir asmeninės vertybės ir organizacijos vertybės, todėl, kad tada daug lengviau priimti sprendimą. Ir aš manau, kad jos yra kaip tokios guiding star, ką reikia žiūrėti, kai dėlioji, kaip tu veiksi. Ir jos, žinoma, yra neatsiejamos nuo tavo asmeninių vertybių. Čia būnant Niujorke, aš mokiausi Kolumbijos universitete apie elgesio psichologiją versle. Ir toks esminis dalykas, kas man įstrigo, tai kad visą laiką reikia paklausti klausimą, ką tu keiti. Ar tu nori pakeisti žmonių elgesį ar mąstymo būdą? Ir elgesį, tiesą sakant, galim pakeisti, kartais net žmogus vis dar taip pat galvos, bet keis elgesį todėl, kad mes jį motyvuosim ar piniginiu kažkokiu prizu ar dar kažko, ar ne. Problema tame, kad jeigu nesikeičia mąstymo būdas, tai tas elgesys ir jo keitimas bus nuolatinis darbas ir tie pinigai labai trumpai veikia ir panašiai. Ir jeigu tavo tikslas yra pakeisti mąstymo būdą, tai yra vis tik jau šimtmečių darbas, ar ne? Tai yra labai sudėtingas dalykas, todėl aš pati vadovaujuosi tuo, kad aš noriu, kad mano organizacijai būtų žmonės, kurie vis tik panašiai mąsto ir turi panašias vertybės, nes yra tas dalykas, kurio aš nepradėsiu keisti ir aš nebandysiu, kaip čia nenoriu, kad jie apsimestų su savo elgesiu, kad jie yra panašus į mane, tuo tarpu viduje bus labai kiti dalykai. Šiandien tik tai, ką Lina šiandien jau paminėjo, ar ne, kad yra organizacijų, kurios viską žino ir niekas nesikeis. Tai aš manau, kad tos organizacijos, kurios labai aiškiai galima apibūdinti kaip su to fixed mindset, ar ne, kad tu žinai, aš visą laiką labai atsargiai žiūriu žmonės, kurie viską žino. Ir kartais tie žmonės gali būti beje labai labai protingi ir tam tikros srityje tikrai labai talentingi, bet jie turi, karts nuo karto iš jų žodžių net gali girdėti, kad jie kažko nedarys, nes jie nenori jaustis nekomfortabiliai, ar ne, jie nenori išeiti iš tų komforto zonų, ką jie
išmano. Tuo tarpu kiti turi tas growth mindset, ar ne, kad jie nori keistis, jie nori bandyti, jie nori eksperimentuoti, jie kritikos nepriema asmeniškai, tai nėra apie mane, tai yra galimybė augti, ar ne. Amerikoje labai įprasta ir man labai patinka, kad jie visai sako, mes vis dar, net, kaip čia, not there yet, ar ne, jie tą žodį yet prideda. Kad tai, kad aš dabar nežinau kažko, tai nereiškia, kad nežinosiu poryt ar vėliau, ar ne, ar kažko neišmoksiu. Tai net ir samtant žmonės ir priemant į mūsų organizaciją, mes būtent tai žiūrim. Ir kaip minėjau, tai net žodžiais, kuriuos žmonės vartoja, labai paprasta matyti, kuriame, nes yra pasirinkimas, ar ne, ar tu vienoks ar kitoks. Ir net ir samdant mes žiūrime tai, kas juos motyvuoja viduje, nes toks tas yra why, kodėl jie nori prie mūsų prisijungti. Ir kaip pavyzdys, kai mes darom, tai tam, kad pas mus prisijungtum prie įmonės, tai pirminis žingsnis yra užpildyti anketą. Ir ta anketa yra su klausimais, kodėl jie nori dirbti pas mus, kodėl jie nori dirbti nuotoliniu būdu, nes aš irgi manau, kad tam turi būti tam tikros asmeninės priežastys, kažkas nori gyventi Graikijos saloje, kažkas nori keliauti ir tai, kad jie turi tas asmeninės priežastis, įtakoja, kad man reikės daug mažiau stengtis, nes jo nori, kad mums veiktų viskas, ar ne, ir mūsų tas bendravimas nuotoliniu būdu, tik todėl, kad jie irgi turi priežastį, kodėl nori, kad tai veiktų, ar ne. Ir vienas iš dalykų, kurį mes klausom apie mūsų vertybės, kas jiems tinka ir kas su jais rezonuoja. Ir manau, kad tai visų pirma tai susijęs su tuo, kai mes norim, kad jie nueitų ir paskaitytų, kas tos vertybės, ne? Kad suprastų, ar mums pakeliu ar ne. Manau, kad vertybės yra tokios, kur neturėtų būti integracija, kolaboracija ir kokia nors daracija, ar ne. Tai turėtų būti labai aiškus veiksmai, ką mes darom ir ko mes nedarom ir kuo mes tikim ir kuo netikim, ar ne. Manau, kad tas dalis, kur netikim, irgi gana svarbi, nes tas atsifiltravimas, kas tau tinka ir kas ne, tiesiog palengvina procesą vėliau. Ir šiandien, tiesą sakant, kalbėsiu ne tik apie savo organizaciją, bet ir kalbėsiu apie tam tikrus dalykus, kuriuos patyrėjau New York'e, nes man buvo kai kas ypatingai, aš esu naujai, tai yra tokių dalykų, kurie mane stebina ir nes vis tik, kaip čia, kai tu esi mieste su 20 milijonų žmonių, kurie kalba 800 kalbų ir tik pusė iš jų kalba angliškai, tai yra unikalu irgi, kaip tu juos, kaip jie on the same page visi kartu ir kaip jie kartu sugeba kurti vis dar tą miestą tokį, koks jis yra šiandien ir vis dar keistis, ar ne? Tai todėl įdėjau nuotrauką net ir iš New Yorko miesto muziejaus. Mane labai nustebino, kad ir New Yorkas turi savo vertybės. Ir muziejai vėliau, kai net per visus aukštus supranti, ką reiškia pinigai, kad jų atveju tai yra finansų centras ir visada toks tikslas buvo, tos vertybės, kurios yra parašytos ant sienos, yra tos vertybės, kuriomis miestas vadovaujasi 150 metų. Ir būtent taip jie priema sprendimus, jiems svarbu tankumas, jie galvoja, kaip priimti dar milijoną žmonių, jam labai svarbu kūrybingumas ir tiesą sakant, pinigai ir kūrybingumas eina koja kojon čia, ar ne? Ir man labai įdomu, kad apie tai jie pagalvoja ir surašė ir tai irgi padeda žmonėms apsispręsti. Aš sakyčiau, New Yorkas yra miestas, kurie arba mėgsti, arba myli, arba labai nemėgsti. Ir žmonės yra labai aiškiai pasiskirsti ir man atrodo, kad miestai tai labai padeda atsirinkti tuos, kurie atvažiuoja ir jie tada visą širdį čia įdėja ir tuos, kurie niekada nevažiuos, nes nesupranta, nereikia ir panašiai, ar ne? Tai mano mintis yra pati pirmoji, kad vis tik sąmoninga ir motyvuota komanda yra sėkmingos organizacijos pagrindas ir sakyčiau, kad žodis sąmoninga yra labai svarbus. Aš noriu, kad dirbti su suaugusiais žmonėmis, kurie žino, kodėl atėjo pas mus, kodėl nori kartu dirbti, kodėl nori dirbti tokioje keisto organizacijoje išsimėčiusi per visą pasaulį, ar ne? Todėl, kad tada toliau mums daug paprasčiau kalbėti kartu. Ir tai va, toks pirmas dalykas, ne? Antras dalykas, kuris, sakyčiau, išlindo ypatingai paskutiniais metais, kai tapo viskas, nes mūsų atveju mes nuotoliu išsirinkom dirbti, ne? Tuo tarpu per pandemiją daugelis netikėtai užsidarė namie, ar ne? Ar dabar dar labiau netikėtai kažkas liko namie ir kažkas atėjo į ofisą, ar ne? Ir man atrodo, kad kuo toliau, tuo labiau mes matom, kaip žmonės nesusišneka ir tai kelia labai daug erzulio, ar ne? Ir gal net ir pykčio kažkas išeina iš organizacijų ir panašiai. Ir tai yra problema net visų, ar ne? Aš rodau pavyzdį, Google vadovo straipsnio apie tai, kad jie dirbs lankščiai,
bet lygiai taip pat tam straipsnį parašyta, kad jis pats tai dirba 10 valandą vakare. Tada jie dirbs pilnai nuotoliu, bet turės hibridinį kažkokį kalendorių, ane? Ir visiškai neaišku, jeigu aš dirbčiau su juo, aš neturėčiau jokio supratimo, ką man reikėtų daryti ir kaip man reikėtų planuoti dieną, kad, nežinau, mane pastebėtų ir aš galėčiau daryti Google karjerą, ar ne? Ar man reikia būti 10 valandą, kai jis yra, ir laukti mailo ir greit atsakyti, ar aš galiu išskristi gyventi į Australiją. Visiškai neaišku, kas čia vyksta, ar ne? Ir kaip tokio labai pragmatišką pavyzdį visą laiką sakau apie tai, kad pagalvokit, pas jūs atėjo naujokas, tai yra pirma jo savaitė, ir jis turi susitikimą, kurį buvo suplanavęs prieš, nežinau, mėnesį pas odontologą. Ir ar tas žmogus žino, ką reikia daryti? Nes ofise tu tiesiog kavos pertraukėlės metu tikėtina, kad tu paklausi šalia esančio žmogaus, kaip čia viskas vyksta, bet jeigu tu esi nuotoliu dirbantis žmogus, ar ne, ką tu darysi, nes vadovai apie tai sakyti pirmą savaitę gal ir keista, labai priklauso nuo vadovo, ar ne, kažkas galbūt tiesiog atšauks tą susitikimą ir padarys vėliau vakare, ar ne, kažkas išeis niekam nieko nesakęs, ar ne? Ir tai labai paprastas klausimas, ar ne? Ir būtent tas žinojimas, kaip mes dirbam, yra, manau, labai svarbus. Ir čia tokia tiesiog slaidas, kad suprasti, ar ne, kaip vyksta ta komunikacija sinchroniniu būdu ir asinchroniniu būdu. Ar ne, mūsų atveju, mūsų įmonė natūralu, kad pas mus yra daugiau sinchroninės komunikacijos. Tai reiškia, jog mes remiamės dokumentaciją, kad apie tą odontologą žmogus mūsų dokumentuose paguglinės ras atsakymą, ar ne, ką jam reikia daryti. Bet lygiai taip pat yra tam tikras, mes kai rašom klausimą, mes žinom, kad mano kolega gali būti Korėjai, ar ne? Tai natūralu, kad kaip aš rašau klausimą yra kitaip. Aš nenoriu, kad jis follow-upintų po 12 valandų. Jame yra visa informacija, kurią jam reikėtų žinoti, ar ne. Lygiai taip pat viskas yra iš anksto planuojama, tik todėl, kad jeigu mes darom visos įmonės susitikimą, mes žinom, kad kažkam tai bus 6 ryto, ar ne, tada tu labai pagalvoji, reikia to susitikimo ir tikrai visiems reikia dalyvauti. O jeigu jis yra, tada jis yra toksai, kur ne aš viena kalbu, bet jie visi turi dalyvauti, nes jeigu aš viena kalbu, aš galiu rašyti video, ar ne, ir pasidalinti. Tai ta komunikacija yra labai tikslinga. Sinchroninė komunikacija tai, kas buvo labai įprasta visur, ar ne, tai remiamės tradicijomis, kad visi viską žino. Vienintelė problema, kuri dabar išlenda, kad vis tik visi žinojo, bet truputėlį kitaip manė, ne? Ir mes patys, kai pradėjom užrašinėti, kaip mes dirbam, man buvo labai daug netikėtų dalykų, nes kiekvieną kartą, kai užrašai bet kokį, nežinau, atostogų pasiėmimo, kokį nors dokumentą, ne dokumentą mūsų atveju tai yra tiesiog normalia tokia kalba surašyti dalykai, tai ir pasidalini, žmonės nustemba, kad kaip įdomu, aš galvoju, kad kitaip daro. Ir aš manau, kad to tokio, kadangi buvo daug spėlionių ir daug, kad mes visi žinom, tai yra daug ir mažai kalbėta arba kaip mažai rašyta, tai išlenda tie tokie netikėti nesusikalbėjimai, apie kurias net nežinojai, nors tai jau 10 metų nesusikalbė, ne? Mūsų atveju, kaip minėjau, yra Notion produktas, kurį mes naudojam. Jis yra labai gerai, todėl kad yra paieška jame, tai tu gali, nereikia visiems visko žinoti ir visiems viską perskaityti. Tiesiog ten yra labai paprastai sudėta informacija tam, kad kai reikės ir kai tavo klausimas yra, nežinau, kada aš gausiu naują kompiuterį, ar ne, kada galiu nusipirkti, tai tu tiesiog įvesi laptop ir tas atsakymas atsiras. Ir manau, kad truputėlį apie tai kalbėjau, kad savo komunikacijai mes naudojam Slacką, bet mes esam labai detaliai apsirašę, kaip jį naudojam. Mes norim, kad bent kelias valandas per dieną visi turėtų užsiblokavę valandas ir užsidėję, kad aš dirbu stipriai. Ir tai reiškia, kad jie negauna jokių notifikacijų ir mes tai žinom. Bet lygiai taip pat aš pasirašau, kad aš dirbu iki 2, ar ne? Arba, nežinau, kad žmogus, kuris rašo, žino, kada tikėtis atsakymą, ar ne? Lygiai taip pat esam visi labai aiškiai susiorganizavę kanalus, ar ne? Žvaigždutėm pažymėti kanalai, kurie būtini mano darbui, kurie tiesiogiai susijęs su mano darbu.
užblokuoti kanalai arba užpildyti tie, kur gal aš noriu būti, nes man smalsu, bet tai nėra labai tiesiogiai susijęs su mano darbu, ar ne. Lygiai taip pat kanalų mes turime 200, gal net dar daugiau, ir kuriam tiek, kiek reikia, ir jie visi labai specifiniam nišom, kuo specifiškiau, tik tam, kad visi būtų ten, kur turi būti, o ne tai, kad yra general, visi laukia kažkokios žinutės apie gimtadienį. Ne? Tai jeigu gimtadienis, tai gimtadienis. Jeigu padėka, tai yra kita vieta. Jeigu dar kažkas, ir kiekvieną kartą, kai kažkoks kanalas tampa platesnis ir apima vis daugiau temų, tai vėl mes išskirstom. Lygiai taip pat kiekvienas gali sukurti kanalą, jeigu kažkas atėjo ir mėgsta, nežinau, lenktyninės mašinas, kur aš tikrai nesugalvočiau tokio kanalo, ar ne, tai tegu kūrė, praneša ir jau kažkas norės prisijungti ir jie turės tokią įdomią temą, kur jie labai motyvuoti pakalbėti, ar ne. Lygiai taip pat apie tą atrašymą, niekada tu nerašai, kad reikėjo rytoj ir lygiai taip pat niekas neatrašo, kad padarysiu poryt, ne. Tai tu labai aiškiai parašai, kad aš iki ketvirtadienio užsiėmęs, penktadienį pažiūrėsiu, po pietų turėtum gauti. Ar ne? Tai toks labai sąmoningas bendravimas vietoj to, kad susiskambina. Gal kartais, jeigu tai yra du žmonės ir mes, net natūralu, kad mes turim valandų, kai sutampa, tai, pavyzdžiui, mano rytas yra Europos diena, ar ne, tai jeigu yra kažkokių daug tekstų ir tų tekstų tampa per daug, tai natūralu, kad du žmonės susiskambina, jeigu tuo metu abu yra online ir tame jokios problemos nėra, bet iš principo gana daug tos sąmoningumo ir labai labai detaliai surašyti, kiekvieną kartą, kai matom, kad kažko nėra, vėl pridedam. Nes surašymas aš labai mėgstu rašyti, todėl, kad daug paprasčiau dokumentuoti, apie ką mes susitarėm, ar ne? Ir net jau keičiasi, aš galiu daug paprasčiau pasakyti, kad keičiam, bet dabar, nežinau, nebebus žvaigždučių ar kažko, ar ne? Nes tai yra daug paprasčiau, negu mes aptarėm, visi palinksėjom, išėjom ir kažkaip bus. Mūsų atveju net ir kelionės yra tai, kas, pavyzdžiui, šiais metais MailerLite nedarys viso bendro komandos susitikimo, nes tai darėm praeitais metais, tai šiais metais visi susitiks savo komandos ir jie patys apsisprendžia, kiek tų komandų bus, bet yra labai detaliai surašyta, kokio dydžio biudžetas, kad susitikimas turi būti darbo dienom, kad tai turi būti nuo 3-4 darbo dienų, kad viena darbo diena turi būti creative day, tokia kūrybingumo diena, kad būtinai turi turėti fotosesiją su fotografu ir tiek nuotraukų, kad žiauriai detaliai surašyta, bet tame tarp yra labai daug vietos kūrybai, ne, ir kur jie važiuos, ir ką jie veiks, ir iš kur gaus tą fotografą ir panašiai, ne. Ir pavyzdys iš New Yorko, kuris irgi mane labai stebina tuo, kad kaip jie susikalba, net ir nekalbėdami tą pačią kalbą, nes vis tik jie labai didžiuojasi tom 800 kalbų, nes tai yra unikali vieta, tai yra vieta, kur daugiausia žmonių kalba daugiausia kalbų, tai jie viską ne tik užrašo, bet dar nupaišo. Ir tai yra vieta, kur aš labai saugiai su vaiku važinėju dviračiu, todėl kad yra labai griežtai parašyta, kur eini, yra netgi atskiros eilės, kur bėgi, yra atskiros eilės, kur yra dviračiai ir riedučiai, bet negali būti motoro. Ir tada, jeigu tu turi motorą, tai važiuoji keliu su šalmu. Ir yra man nuostabu, kaip tu sugebi tos 20 milijonų saugiai sudėlioti, kad vienas kitam netrukdo. Ir nebuvo nie karto jokio momento, kai aš jaučiausi nesaugiai, būdama su vaiku, su dviračiais. Ir tai yra, aš tiesiog lyginu savo patirtim Vilniuje. Ir manau, kad yra susitarimo reikalas, ar ne, bet lygiai taip pat jie labai aiškiai yra sugalvoję ir viskas taip yra, kaip čia, make sense, ne. Tai aš manau, kad ribos yra labai svarbu, jos sukuria saugumo jausmą ir lygiai taip pat išlaisvina kūrybingumą. Jeigu aš dabar sakysiu, kad dabar visi kartu mes čia susitikom ir nuveikėm kažką kūrybingo, ar ne, tai būtų labai sunku net sugalvoti, kas tai turėtų būti, ar ne. Jeigu aš sakyčiau, kad pasimkite tuščią popieriaus lapą ir pieštuką, tai būtų daug paprasčiau sugalvoti, ką mes kūrybingo galim nuveikti, ar ne. Tai man atrodo, kad tai būtent vadovam užduotis yra pagalvoti apie tai ir apie kas yra, kokios ribos yra būtinos, ar ne, net būnant tėvais lygiai tas pats, ar ne, su vaiku aš irgi turiu taisyklės, kurios niekada nesikeitė ir niekada nesikeis, ar ne? Pavyzdžiui, kad negali sakyti, kad kažko nevalgai, jeigu nesi ragavęs, ar ne? Ir tai yra griežta taisyklė, kuri niekada nepasikeitė ir tada viskas. Visi žino, kad tai bus ir po kurio laiko niekas neprieštarauja, bet lygiai taip pat manau, kad jos sukuria
tas ribas, kada žmogus savarankiškai gali priimti sprendimą. Tai, kad pas mus žmonės gali paguglinti, tai reiškia, kad būdamas keiščiausių laiko zonai, tu gali pats priimti sprendimą ir nelaukti, kol atsibus vadovas, kad paklaustum, kaip mes čia darom, ar ne? Kitas dalykas, tema, kuri man labai įdomi, bet tiesą sakant, neradau vertimo lietuviško, tai yra tas toksai jausmas, angliškai būtų sense of belonging, ar ne? Tai aš net nuėjau į žodyną pažiūrėti, kaip reikėtų tai išversti lietuvių kalba. Tai yra priešingybė susvetimėjimo, ar ne, tai yra ryšys. Ir kitas labai įdomus, kad tai buvo bendrumas, ar ne? Ir apie tą bendrumą, man atrodo, kad įmonės, organizacijos labai daug šneka, ar ne? Ir nepaslaptis, kad tą patys penktadienį, kai žmonės atsiveda šunis, pavyzdžiui, ar ne, ar kai visi geria alų ir valgo picas ir visa kita yra labai įprasta. Bet tiesą sakant, aš manau, kad tai yra toksai iš išorės atrodo nuostabu, bet man atrodo, kad visą laiką atsiranda žmonių, kurie galbūt neįmanoma, kad organizacijai mes visi mėgtume šunis, ar ne? Ir netaip senai kalbėjau su drauge, kuri turi didžiulę fobiją šunims, dėl to, kad kai buvo maža, ją įkando šuo. Ir jos organizacijų kaip tik kiekvieną penktadienį būdavo tas šunų penktadienis. Ir jis sakė, aš darydavau viską, kad aš tą penktadienį ateičiau į ofisą, nes man buvo labai labai baisu. Ir kaip aš pasakysiu, kai yra nuostabios nuotraukos ir didžioji dalis tikrai labai to džiaugiasi. Ir man atrodo, kad kai mes kalbam apie tą bendrumą, vis tik aš būčiau apie tai, kad labiau kalbėti apie tokį inclusivity, irgi nežinau, koks yra lietuviškas žodis, apie tai pagalvoti, kad galbūt kažkas negeria alaus, ar ne, ir kažkas nevalgo picos, arba kažkas turi katę, ne? Vietoj to, kad akcentuoti tą bendrumą ir pavyzdys praeito savaitgalio, nes jeigu dabar aš spėčiau, ką jūs veikia praeitą savaitgalį, tai aš spėčiau, kad visi šventė Velykas, ar ne? New York'e didžioji dalis žmonių šventė Passover. Mano įmonė yra žmonių, kuriem prasidėjo Ramadanas. Ir net ir kalbant apie tai, Ramadanas yra dalis, kur beje labai įtakoja įmonę, ar ne, nes tai yra žmonės, kurie visą dieną nevalgo ir negeria šiuo metu. Ir kiekvienas žmogus labai skirtingai, kaip čia turi tokį, apeina tas taisyklės ir išgyvena tą Ramadaną, ar ne. Vieni ilgiau miega, kad nejaustų alkio jausmo. Mano kolega keliasi 4 ryto, kad pavalgyti, ar ne. Ir tai irgi įtakoja, kokiu metu mes dabar turime valandas, kai mes dirbam kartu, ar ne? Tai yra labai netikėtos valandos naujos šią savaitę, ar ne? Ir galiausiai kitą savaitgalį Velykas švęs kiti, ar ne? Ortodoksai švęs Velykas. Tai tas sveikinimas su šventom Velykom mano įmonė visai nebegalioja. Aš klausiau, ką jie veikia praeitą savaitgalį ir gavau labai labai daug skirtingų atsakymų. Ir tas mūsų skirtingumas gali būti susijęs su religija, ar ne, gali būti susijęs ir netgi su aplinka, kurioje mes užaugom, ar ne. Nors kartu lygiai taip pat tai gali būti labai daug stereotipų, ne, ką reiškia Ramadaną švęsti, ar ne, lygiai taip pat ką reiškia būti anglakalbiai šalyje. Didžioji dalis jų tikrai yra daug labiau individualistai, ar ne, ir statoma ant ego, kad aš galiu ir panašiai. Tuo tarpu kai kurios kitos šalys yra daug labiau apie tai, kad mes kartu, ar ne, mes kartu, mes kaip kolektyvas vienas kitam labai labai svarbus ir panašiai. Ir būtent net ir tas istorijas, ir kiekvieną, kai pas mus ateina naujas kolega, mes pradedam istoriją nuo to, kad mes labai skirtingi. Ir niekada nebandyk atspėti, kad Ilma turbūt taip pat galvoja. Tikriausiai negalvoja. Pradėkime nuo to, kad tikriausiai negalvoja ir tada paklausk. Tai mes tam duodam ir video žiūrėti, ir istoriją skaityti, kad suprastų, kad how do you do, ar ne, ir kaip sekasi, ar ne. Amerikoje yra sveikinimas, jis niekam neįdomu, kaip tau sekasi. Tai yra tiesiog mandagumo frazė. Tuo tarpu Lietuvoje, ir tai yra teisybė beje ir Šiaurė, ir Skandinavija, ar ne, žmonės sako, kad blogai ir papasakoja, ar ne. Tai yra visiškai unikalus dalykas pasaulyje. Ir to mes nepastebėjom irgi tol, kol nepradėjom dirbti su labiau globalia įmonė, kurie net nesupranta, kodėl kažkas pasakoja, kad blogai ir dar sustoja, ar ne, vidury kelio. Bet iš kitos pusės ir kartu labai svarbu, kad mes būtume kartu ir išmoktume su tais skirtumais dirbti, ar ne. Aš skaičiau labai įdomų tyrimą, jie tyria grupės, kurios kyla į Everestą. Ir
žiūri, kokio globalumo tos grupės buvo, kiek buvo anglakalbių ir tų tokių individualistinių šalių, ar ne, kiek buvo tokių apie kolektyvizmą ir kaip tai įtakoja sėkmę, ar ne. Jų atveju sėkmė tai yra pakilti iki viršūnės ir nusileisti be aukų ir be traumų, ar ne, nes visko įvyksta tokioje kelionėje, ar ne. Ir labai įdomu, kad tol, kol viskas gerai ir jeigu nėra jokios stresės situacijos, tai jeigu tavo komandoje yra daug žmonių iš tų kolektyvinių, ir nebūtinai iš tų, bet žmonės, kuriems svarbu kolektyvas ir bendra dvasia, ir dainos kartu, ir šokiai, ir visa kita, ar ne, tai yra labai labai smagu ir bendra atmosfera yra labai labai gera, kai komandai tokių žmonių yra. Bet jeigu atsitinka kažkokia nelaimė, yra didžiulis stresas, tau labai reikia žmonių, kurie yra individualistai ir kurie priims greitai sprendimą, kurie bus lyderiai, kurie greitai atsistos lyderio poziciją, vietoj to, kad mes dabar kartu visi balsuokime, ką darom, ar ne. Ir tiesą sakant, sėkmės kriterijus dirbant ir lipant į Everestą yra apie tai, kad reikia ir vienų, ir kitų. Ir manau, kad tas kalbėjimas apie tai, apie tos skirtumus ir suvokimas, kodėl mums vienas kito reikia, yra labai svarbus. Ir net mano mama, netaip senai čia mes klausia, kaip jums sekas pritapti Amerikoje. ir aš tik dabar išgirdau tą jos klausimą ir supratau, kaip man jis skambėjo normaliai kažkuriuo momentu mano gyvenime ir kaip dabar aš net pasimečiau, kodėl aš turėčiau pritapti. Nereik man čia pritapti. Ir man atrodo, kai mes belonging išverčiam bendrumą ir ieškom bendrų šitų kažkokių interesų, vis tik tai yra ne apie pritapimą. Belonging yra apie tai, kad tu gali būti savim ir tam nereikia keistis. Ar ne? Ir kartu manau, kad organizacijai labai svarbu turėti tas tokias diskusijas arba erdves, kur tu gali pamatyti tos skirtumus, ar ne? Ir tokių gali būti labai netikėtų vietų. Pavyzdžiui, pas mus yra Slack kanalas, kur yra question a day. Kiekvieną dieną yra naujas klausimas, tai gali paklausti apie komandos nariai, yra automatiniai klausimai. Ir mano kolegė iš Kanados paklausė tokį klausimą, ką tau reiškia šitą šypsenėlę. Ir žinau, koks keistas klausimas, ir net nesuprantu klausimo. Ir tada pradėjo visa jaunoji karta diskutuoti apie tai, kad kai matai tokią šypsenėlę, tai yra arogantiška, tai yra pasityčiojimas, tai yra dar kažkas. Ir aš buvau labai nustebusi, kad aš kažką praleidau ir man net minties nebuvo, kad čia pasirodo toks nebelygis ir panašiai. Ir tokiuose keistose vietose gali suprasti, kad pasirodo, kad tu kurį laiką galėjai nesusikalbėti, tu net neįsivaizdavai, kad nesusikalbi tik todėl, kad tu esi įpratęs dėti tokią šypsenėlę, o ne tą, kur labiau šypsosi. Čia reikėtų dėti labiau šypsosi. Aš dabar nerodysiu gal to video, bet yra labai geras video, ar gal esate matę Danijos televizijos, kur suveda labai skirtingai atrodančių žmonės pagal grupės ir užduoda klausimą, ar ne, apie tai, ar yra, nežinau, vienišų tėvų, ar yra žmonių, iš kurių mokykloje tyčios ir panašiai. Ir kai tu užduodi tos gilesnius klausimus, tu supranti, kad vis tik mes esam labai panašus, tiesiog mes niekada neėjom giliau, mes matėm tik išvaizdą. Ir tai kartais, kad mes nesam kartu kalbėję, įtakoja, kad mes kažko prisibijom, ar ne, arba su kažko vengiam. Todėl kai pas mus ateina nauji kolegos, tai mes visą laiką mūsų pradedam diskusiją nuo to, kad jie padaro pečio-kučio prezentaciją. Tai yra 6 minučių, 40 sekundžių prezentacija, 20 slaidų apie save. Ir mes jie gali pasakoti, ką nori, ne? Jie gali pasakoti, tai yra dramblio kaulo krantą kaip šalį, kurioje jie gyvena. Jie gali pasakoti apie savo šeimą, apie profesinius pasiekimus. Nesvarbu, kas jiems svarbu, ar ne. Ir tai yra puikia galimybė išgirsti jų istoriją, tai neužtrunka labai ilgai, bet tu nebeturi jokio stereotipo, kokie brazilai, ar ne, ar kokie juanai, ar panašiai. Tu turi istoriją ir tada tau daug paprasčiau su to žmogum bendrauti, nes tu žinai jo aistras ir panašiai. Ir man atrodo, labai labai svarbu suteikti erdvę ypatingai naujokui, papasakoti, o koks jis, ar ne, ką jis nori, kad apie jį žinotum. Ir tai gali būti daug paprasčiau. Mes turim irgi dar vieną automatinį kanalą, kur kiekvieną pirmadienį mus primena, kad pasidalinkit nuotraukom iš laimingiausios, nežinau, momento praeitos savaitės. Ne? Ir taip aš matau, kad mūsų dizaineris studijuoja rūbų dizainą, ar ne? Ar kažkas keliavo su šeima kažkur, kažkas
Tai yra labai paprasta, bet tu tą žmogiškumo faktorių turi. Tiesą sakant, aš savo kolegas ir ko jie gyvena, pažįstu daug labiau, negu mes buvom ofise, bet niekada labai giliai nėjom, nes aš paklausdavau, kaip tu gyveni. Ir jie galbūt pasiskųsdavo, ne? Tai šiuo metu mes labiau akcentuojam, kas džiugino per praeitą savaitę. Kaip minėjau, yra labai daug galimybių, kaip labai paprastai gali užduotos klausimus ir žmonės juos atsako asinchroniniu būdu. Mums nereikia susirinkti kartu Zoom'e, kad aptarti mėgstamiausią dainą. Ne? Ta daina gali jie pasidalinti tada, kai jie nori, šeštadienį vakare, ir tada padarysi Spotify sąrašą mūsų mylimiausių dainų, ar ne? Tai gali būti labai skirtingi dalykai, bet tai užduoda tą žmogiškumą ir tą jausmą, kad mes čia kartu, būdami skirtingi, kažkuo džiaugiamės, ar ne? Kitas pavyzdys iš mūsų gyvenimo ir tokio labai per mano asmenę prizmę yra tai, kad aš labai myliu meną, šiuolaikinį meną. Ir tol, kol mes turėjom ofisą ir didžiąją dalį žmonių Vilniuje, mes karts nuo karto aš organizuodavau ėjimą susitikimą su menininku, ėjimą į muziejų ir panašiai. Kažkuriuo momentu tapo labai keista, todėl kad trečdalis žmonių eina vidury dienos į muziejų, o kiti 2/3 kažkur turi dirbti ir mato nuotrauką, kurią gali palaikinti, ne? Ir tada pradėjau galvoti, kaip padaryti, kad tai būtų visi kažkaip galėtų iš to džiaugtis ar panašiai. Ir taip gimė Creative Day, kūrybingumo diena. Tai kartą per ketvirtį visi turi laisvą dieną, kai mes prašom visų išeiti ir daryti kažką pirmą kartą. Ir vienintelė sąlyga yra, kad būtinai grįžus reikia pasidalinti, reikia įdėti nuotraukas, video ir aprašyti, ką tu tą dieną veikiai. Ir tai irgi susijęs su labai mūsų vertybėm, ar ne? Jeigu aš noriu, kad žmonės turėtų tą growth mindset, tai būtent apie tai susiję, ar ne? Kad žmonės ir eina mokytis ryti ugnį. Ar pavyzdžiui, net COVID metu vienas programuotojas sutaisė seną senelio laikrodį, nes negalėjo išeiti niekur iš namų ir galiausiai kalėdom jį padovanojo senelio, ne? Ir tam pasiėmė laisvą dieną, ne? Vat tą kūrybingumo dieną. Ir tai buvo labai graži istorija mums paskaityti. Lygiai taip pat su mokymosi biudžetu daugelis įmonių turi ir mes irgi pakopijavom ir pasidarėm tą mokymosi biudžetą, su mintim, kad mes irgi norim, kad žmonės tobulėtų ir mokytųsi ir panašiai, bet po kurio laiko pastebėjom, kad yra žmonių, kurie labai greit išnaudoja tą biudžetą ir mes nematom jokio rezultato. Tuo tarpu yra labai daug žmonių, kurie labai daug mokosi ir labai smalsus, bet jie niekada nenaudoja to biudžeto dėl to, kad yra labai daug vietų, kur tu gali tai daryti nemokamai šiuo metu, ar ne? Ir mes kažkaip pradėjom galvoti, kaip čia dabar, kaip reikėtų tai pakeisti, nes jis toks keistas ir dalis žmonių visai jo niekada neišnaudoja. Ir prieš keletą metų pakeitėm pavadinimą, biudžetas vis tik jau buvo eilutėje, vis tiek, ar ne, dabar tai yra džiaugsmo biudžetas, kurį gali naudoti mokymuose, aišku, nes mokymasis turėtų teikti džiaugsmą, bet mano kolegė, pavyzdžiui, išleido tos pinigus išmokti vestuvių šokį. Ir vėl reikėjo būtinai visiems pasidalinti, kaip išleidai, tai įdėjo video, kaip jis su vyru pradėjo mokyti šokti vestuvėm, dar COVID metu, ir tada įdėjo video, kaip jie šoka per savo vestuves. Ir aišku, jie visą gyvenimą mūsų atsimins kaip darbdavis, bet aš kaip darbdavė turiu nuostabią istoriją, ar ne? Ar lygiai taip pat kažkas nusivežė tėvus pirmą kartą į Italiją, su tuo kemperiu, ar ne? Kitas kolega iš Hondūros savo pusės ir apmokėjo mokslus privačioje mokykloje, kur gali mokytis anglų kalbą ir išmokti anglų kalbą tik todėl, kad žino, kaip tai svarbu, kai tu gyveni Hondūre, ar ne? Kažkas nusipirko džekuzį. Kas tai bebūtų, ar ne? Tai yra džiaugsmas, kuriuo mes visi kartu dalinamės ir man tikrai negaila, nes jie sėdėdami tom džekuzį tikrai aptars verslo reikalus. Ir dalinimasis ir džiaugsmas yra toks dalykas, kuris vis tik labai šitoj vietoj tai nėra tik mūsų išgalvojimas, ar ne? Tai yra susijęs ir su moksliniu pagrindimu, ar ne? Net ir šokoladas, kai valgom kartu ir kažkas iš mūsų sako, kaip man skanu, tampa daug skanesnis, ar ne? Tai yra tiesiog nesąmoningas dalykas, kuris vyksta. Ir manau, kad džiaugsmas yra tai, kas yra labai labai svarbu dalintis. Tai reikia tiesiog sukurti erdves ir priežastis, kodėl tai žmonės gali daryti. Ir net jeigu tas džiaugsmas yra kitoniškas ir galbūt aš džekuzio nepirkčiau, nežinau, dar kažko. Pavyzdys iš New Yorko ir net ir virš manęs irgi matėte tą pačią knygą Humans of New York City, su istorijom, kur New York'e irgi labai labai švenčia skirtingumą ir lenda giliau, jie klausia istorijų ir jie net turi Instagramo kanalus, kur
super keistais dalykais dalinasi, kas vyksta New York'e. Pavyzdžiui, aš neįsivaizduoju, kodėl žmogus taip apsirengęs vaikšto parke, bet yra, sakyčiau, netgi normalu, nereikia čia fit in, ar ne, nereikia čia pritapti, čia kaip tik visi labai švenčia tą kitoniškumą, ir čia tokį dėjau keistesnį renginį, kuris vyksta tik tai Rainam ir negali dalyvauti Brainai, aš jas pažiūrėjau, jie tikrai kartą per mėnesį Rainų bare susitinka, ir tai aišku yra kitoniškumas ir jokinga, ir tai daro miestą unikaliu, ar ne, vietoj to, kad mes bandytume ieškoti bendrumų ir aišku, kad kažkurioje vietoje bus žmonės, kurių mes nepastebėjom arba atmetėm, ar ne. Manau, kad statymas ant to, kad mes skirtingi, įsiaiškinam kaip skirtingi ir dabar įsiaiškinam, kaip mums dirbti kartu, tai yra unikalu ir visiškai autentiška, ar ne. Tai, kad jūsų organizacija yra žmonės, kurie, nežinau, turi kažkokias keistus požiūrio kampus, tai tiesiog priduoda jom daug platesnį mąstymo kampą, ar ne. Ir manau, kad labai svarbu apie tai pakalbėti, kodėl mums reikia skirtingų žmonių, net samdant, ar ne. Man nereikia antros Ilmos. Ta prasme, aš žinau, kad jeigu tokių daug bus kaip aš, nebūtinai mes labai toli nueisim. Kitas dalykas, aš labai mėgstu Ikėją. Ikėją mėgstu ne dėl baldų, o dėl to, kad juos reikia sudėti. Nes aš kiek kartų esu buvus svečiuose po žmonės, kurie patys sudėjo Ikėjos virtuvę. Visada tą virtuvę pradžioj rodo. Ir manau, kad labai labai protinga iš jų pusės priversti žmonės taip ilgai dėtos baldus. Nes kuo daugiau pastangų mes dedam, tuo labiau kažką vertinam. Ir nesvarbu net koks galutinis rezultatas, ne, net jeigu ta virtuvė šiek tiek pakrypus. Ir manau, kad labai svarbu, vienas dalykas yra teorija ir skaityti daug knygų, kaip važinėti dviračiu. Manau, kad gali skaityti kiek nori, bet jeigu niekada nesėdi ant dviračio, tai nebūtinai pavyks, ne? Mes visi tai žinom, todėl man atrodo labai labai svarbu, ką mes bepriėmėm, kokį sprendimą įtraukti žmonės ir kad jie tai irgi tame dalyvautų, nes mūsų atveju dalykas, kurį mes darom irgi labai daug metų, jau turbūt kokius 7 metus, mes turim workationus, tai kažkada prasidėjo nuo visos įmonės išvežimo į Balį, bet per tą laiką mes buvom ir Maroke, ir Azoros, ir Panamų, ir Lietuvoje žinoma. Ir mūsų atveju tos workationas kiek kitoks, todėl kad mes susitinkam tik kartą metuose, tai mums yra tokios mini kalėdos. Bet kartu tai reiškia, kad visi tame dalyvauja, ar ne? Tai nėra, mes vieną kartą bandėm, kad kelionė agentūra suorganizavo mums tą kelionę kartu ir mes visą laiką skundėmės. Visą laiką viskas buvo blogai ir ne tas viešbutis, ir ne tas restoranas, ir anas. Dabar mes visi yra kažkas atsakingas už restoranus, kažkas atsakingas už viešbutį, kažkas, tu visą laiką žinai, ką kaltinti, bet kartu tu irgi kažką darai ir lygiai taip pat kažkas gali ateiti pas tave su kritika, ar ne? Ir net ir kalbant apie prezentacijas ir formatus, tai mes ir galvojame apie naujus formatus, kad nebūtų taip, kad mes išklausom vadovų kalbų, visi paplojom, ar ne? Paklausim, ar yra klausimų aišku nėra, kai daug žmonių, arba jų labai labai mažai. Ir baigiam, ar ne? Mūsų atveju mes vieną iš dienų visą laiką turim tokią mailer fair, kai visos komandos turi savo tokias būdeles, tas toks formatas kaip trade show, turi savo būdeles ir kas kelias valandas vis keičiasi ir jos turi pristatyti, ką nuveikė per paskutinį pusmetį. Ir bet kas gali iš kolegų prieiti ir paklausti klausimus. Ir tie klausimai tada daug gilesni, ar ne? Nes programuotojo klausimas kitam programuotojui bus daug gilesnis, kodėl padarė taip ar anaip. Mano klausimas bus gal visai kitoks, kodėl jūsų komanda taip atrodo, ar ne? Ar nežinau, kaip padidinti įsitraukimą jūsų komandos ir panašiai, ar ne? Ir mes visą laiką prašom, kad net ir ne vadovas būtų tas, kuris stovi, o stovėtų komandos nariai prie tos būdelės, ar ne? Ir tai yra unikalu, kiek žmonės, tai yra vėl formatas, ar ne? Labai aiškus, visi labai aiškiai žino, ką turi padaryti, ar ne? 3 minučių prezentacija ir tada prie tos būdelės kažką, nežinau, kad žmonės ateitų ir būtų jiem įdomu. Ir viskas, ir tada labai labai daug kūrybingumo. Ir kažkas, mūsų HR-as, pavyzdžiui, padarė meditacijos appsą tam, kad atsigultum ir pareflektuotum apie tai, kaip tau sekasi dirbti mūsų komandai. Tai yra dalykas, kurie patys sugalvoja, ir tai yra unikalu, ką tu gali padaryti, kai tu įtrauki žmonės, bet kartu duodi labai labai aiškias ribas, ką mes darom ir paaiškini kontekstą, kodėl. Šitas dalykas, manau, kad irgi labai 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 svarbus.
Kitas dalykas, kurį mes visą laiką darom, kai susitinkam, visą laiką darom ką nors nepatogaus. Aš manau, kad tas jausmas nepatogumo yra labai labai svarbus tam, kad augtume, niekada negali augti patogiai, ar ne? Ir tai darimas kartu kažko nepatogiai yra daug paprasčiau, tai galiausiai tampa labai gera istorija dažniausiai, nes tau pavyko ir kartu kažką padarėm, ar ne? Tai čia pavyzdys, kaip mes visi kartu dainavom sutartines. Šitoje komandai tuo metu jau buvo turbūt 4/4 lietuviai, visi kiti buvo nelietuviai, bet lyjo ir panašiai, tai yra žodžiai, kurie visi gali atkartoti. Mano subjektyvia nuomonė, sutartinių dainavimas yra geriausias team buildingas, kokią aš esu bandžius, nes tai, kad tu turi sėdėti, dainuoti su savo komanda ir dar girdėti kitas 2 komandas ir jums turi kartu gautis daina, ar ne, sutartinė, tai yra labai labai unikalu ir mes esam tikrai nedainuojanti organizacija. Ir kai atsisėdom, aš mačiau labai piktus žvilgsnius į mane, nes žinojau, kad čia aš organizavau. Ir aš supratau, kad jeigu keli žmonės pradės juoktis ir sakys, kad nedarysim, užtenka 3 žmonių, kad pradėtų viskas brėti ir sakyti, kad čia žaidimas ir mes jo nežaisim, ar ne? Bet šalia tų žmonių, kurie kikeno, buvo žmonės, kurie pasirodo mėgsta dainuoti ir jos labai greit sustatė į vietas. Ir mums pavyko. Ir kai pavyko, tai buvo visiškai magiška vienuolinė dainuoti sutartines lietuviškas tarp žmonių, kurie net lietuvių kalbos nemoka. Tai manau, kad bet kokių dalykų darimas pirmą kartą kartu yra dalykas, kurį tu ilgai prisiminsi, ar ne? Dar vienas pavyzdys iš New Yorko. Pasirodo, maratonas čia labai labai svarbu, aš šito nežinojau. Ir tas maratonas svarbu net ne tik tuo, kad bėgi, bet New York Times maratono dieną klausia ne tai, kad ar tu bėgi, klausia ar bėgi ar žiūri, nes visi, kas nebėga, visi, tarp kitko, buvo labai pasiruošę su plakatais ir viskuo, kaip pradžiuginti tuos, kur bėga. Ir labai įdomu, kad visas miestas tame dalyvauja. Nėra tai, kad aš nemėgstu bėgti, dėl to manęs maratone nebus, ar ne, aš nepažįstu, kas bėga. Tai man pasirodė labai įdomus, kad klausimas yra iškart toks, kad tu negali pabėgti ir nedalyvauti maratone. Tu turi dalis to būti. Kita dalis savanorystė. Tai yra labai labai įprasta, kad savaitgalį ypatingai, čia pavyzdys yra seno laivo, kurį atstatinėja New Yorkas ir jie atstatinėja kiekvieną savaitgalį savanoriai. Įdomiausia dalis, kad yra visur plakatai, kur jiems dėkoja, bet kai tu eini laive, tu tos pačius veidus sutinki, nes tai nėra plakatas su kažkokiu netikru žmogum, tu paskui prie jo prieini ir tu gali su juo kalbėti. Ir tai yra labai ypatingai, nežinau, ir suaugusiam ir vaikam labai smagu, kai tu kalbi su kažkuo, kas dirbo, pavyzdžiui, laive, kuriame, nežinau, kariniam laive, kur nusileidžia lėktuvai, ar ne? Tai yra labai unikalu pakalbėti su žmogum, kuris ten dirbęs, vietoj to, kad būtų kažkas kitas. Ir tai yra nuostabus būdas irgi vyresnio amžiaus žmonėm, kurie jau nebedirba to darbo, vis dar jaustis labai vertingiam. Ir ne tik, kad jaustis būti vertingiam, ar ne? Lygiai taip pat šį savaitgalį mes su šeima eisime savanoriauti į parką, kuris yra šalia mūsų namų, nes tai yra įprastas dalykas ir kultūra tai įtakoja. Ir labai trumpai gal tiesiog apie tos pačius renginius. Man atrodo, kad yra labai daug renginių pasaulyje, kurie labai prastai padaryti. Jie, manau, kad sąmoningumas ir tas kontekstas ir tas toksai intencija ir pagalvojimas, kodėl aš darau tą renginį ir ką aš noriu pasiekti ir kaip aš tai galiu padaryti, yra labai svarbu. Todėl aš labai rekomenduoju paskaityti knygą Art of Gathering arba knygą 2 Hours of Cocktail Party. Aš čia esu su autorium jos, tik tam, kad pergalvoti, kaip mes darom tos renginius ir kaip įtraukti žmonės. Būtent tai yra apie įtraukimą. Ne tai, kad yra kažkoks, žinai, ketvirtadienis alaus šventė kažkokia, ar ne? Ar tu niekada nepastebėjai, kad yra vieniša mama, kuri turi bėgti iš darželio pasimti vaiko, ar ne? Aš, kai pas mus onboardinu mūsų komandos narius, visą laiką atsakau, kad tu nebūk, angliškai skamba, kad nebūk popcorn guest, o būk apron guest, kad būk tas, kuris susideda priejoste ir kartu gamina maistą, nes tu esi dabar dalis mūsų istorijos. Manau, kad yra labai labai blogai turėti žmonės, kurie tik stebi ir kritikuoja, nes tai labai labai paprasta padaryti, todėl reikia pagalvoti ir sąmoningai pagalvoti, kaip įtraukti žmonės, kad vienas dalykas jie negalėtų net pabėgti, negalėtų nebūti įsitraukę, ar ne, bet kartu, kai jie pamatys, kad tikrai tada ateina motyvacija.
Kitas dalykas yra turbūt apie vadovus, ar ne? Ką daro vadovai organizacijai, kur visi patys save prižiūri ir ypatingai mūsų atveju, ar jie dirba keistų laiku ar ne. Tai jeigu aš ateinu į Slack ir matau, kad iki 3 valandų kažkas dirba ir aš negaliu net jiem rašyti, nes aš žinau, negaus mano žinutės. Lygiai taip pat mes turime automatinius tokius botus, kurie kiekvieną dieną paklausia, kaip tu sekėsi ir ką rytoj veiksi. Ir mano komandos nariai patys susirašo, jeigu kažkam reikia pagalbos, tai tiesą sakant, jie ir parašo, kad kažkam reikia pagalbos, aš jau matau, kad kažkas atrašė, kad tau padėsiu, ne? Tai aš kaip vadovas tampu toks, sakyčiau, stebėtojas. Ir turbūt geras pavyzdys yra šito lėktuvo, tiesiog labai trumpa istorija apie Antras pasaulinis karas ir Britai, man atrodo, nagrinėjo lėktuvus, kurie grįžta iš karo, kaip reikėtų pastiprinti lėktuvo apsaugą, kad dar sėkmingiau jie kariautų, ar ne? Ir jie visai galvoja, žiūrėdami tos lėktuvus, ir atsirado vienas žmogus, kuris sakė, kad reikėtų pastiprinti tas vietas, kurios nesušaudytos, nes lėktuvas grįžo. Ir manau, kad vadovas yra tas žmogus, kuris turi pastebėti dalykus, kurie galbūt yra nematomi, nes kartais reikia tiesiog laiko ir erdvės, kad juos pastebėtum ir kad sustirintų tose vietose, kur reikia, o ne tose, kur taškai apšaudimo matosi, ar ne. Lygiai taip pat sujungti žmonės, ar ne, tų jungčių labai daug ir tas sąmoningas bendravimas ir kaip jis vyksta, o kur galbūt visai nevyksta, ar ne. Man atrodo, kad irgi yra vadovo darbas ir pagalvojimas, ar ne. Mes, kaip priemam žmonės, prašom visų, kad pasidarytų disk testą, bet manau, kad tų testai bet kokie gali būti. Mūsų atveju mes jį darom tik tam, kad pradėtume kalbėti apie mūsų skirtumus ir kad turėtume vienodą žodyną, nes manau, kad irgi labai svarbus, kad tai nebūtų kažkoks abstraktus žodis, kuris vieniem reiškia vieną, kitiem kitą. Ir kartu net ir samdant mes žiūrim, kad mūsų komandai būtų visokių žmonių, ar ne? Aš galbūt labiau vizionierė, kažkas galbūt labiau dominuoja, trečias bus žmogus, kuris reflektuos. Ir tam, kad būtų efektyvi komanda, vis tik visokių tų žmonių reikia, ar ne? Ir tai net nėra dizaineris, programuotojas ir dar kažkas, bet yra net asmenybės tipai, kurie vienaip ar kitaip įtakoja, kaip tavo organizacija veikia. Mes kaip vadovai ir didžioji dalis komandos esame apsirašę netgi tokius viešus profilius, kur apsirašę, kaip su manim dirbti. Tai irgi labai padeda ypatingai naujokui suprasti, ką reikia daryti, kai 6 vakaro šeštadienį gauna mano žinutę, ar ne? Aš visą gyvenimą tai dariau, bet tol, kol neprašiau, žmonės pasirodo panikavo, bet aš to nežinojau, nes jie nieko man nesakė. Dabar jie žino, kad aš tiesiog, kai turiu idėją, aš dalinuos, kad neužmirščiau, bet jiem nieko nereikia daryti. Mes tiek tarsim kitą kartą ir pirmadienį, kai susitiksim, ar ne? Tai mes tiesiog irgi turim klausimus, kuriuos visi atsako, kad būtų, netgi pradėtų žmogus pagalvoti, ar ne, tai vėl sąmoningumas. Tiesiog pačiam reikia pagalvoti, kas tau priimta, kažkam tikrai gal reikia susitikimo, ar ne, bet manau, kad labai svarbu pradėti nuo savęs, tą sąmoningumą, ar ne, pagalvoti, kaip tu nori gal grįžtamą ryšį, arba pagalvoti, kaip tu galvoji, ar ne, ir tai aprašyti. Nes aprašymas toks dalykas, kur tu negali parašyti dalykų nepagalvojęs, ir dėl to man galbūt labai patinka. Ir tai padeda irgi bendravime, tau daug paprasčiau užduoti klausimą, netgi sakant, kad aš žinau, kad tu galvoji vizualiai, bet šiandien man reikia tavo atsakymo tokio, ar ne. Lygiai taip pat sukurti saugią erdvę, kur žmonės gali pasakyti, kaip jie jaučiasi, išreikšti idėjas, arba netgi parašyti, kad jie serga arba turi asmeninių problemų, kurios natūralu, kad įtakoja, kaip žmogus dirba. Kartą per mėnesį raštu žmonės atsako į tos klausimus, bet tai nėra atrašymas raštu. Esminis dalykas yra, kad vadovas būtinai turi atrašyti atgal. Manau, kad labai svarbu ir išklausyti, bet kartu tai turi būti ryšys, ar ne? Ryšys apie tai, kad du žmonės kalba, o ne aš papasakoju kažkur ten anketoj ir nežinau, kur ta anketo nuėjo arba tapo dalimi kažkokio vidurkio, kažkokio rodiklio, ne? Dalykas, kur irgi, manau, kad irgi labai susijęs su įpročiais, apgalvoti, kokių įpročių mes norim ar ne, bet vienas iš įpročių, kur turbūt visos organizacijos nori, tai, kad žmonės dalintųsi džiaugsmais ir pergaliam. Ir visų pirma, nesvarbu, ką mes nusprendėm švęsti ar kokį įprotį norime turėti organizacijai, tai vadovai yra tie, kurie turi nešti tą vėliavą tol, kol tai tampa įpročiu ir daro visi kiti. Su vadovais, ką mes visada darom ir ko prašau, visą laiką kalbu apie džiunglių testą. Džiunglių testas tai yra įsivaizduoti, kad tu išvyksti džiunglės mėnesiui be interneto ir be galimybės bendrauti su savo komanda ir pažiūrėti, kaip jai seksis.
Kartais mes ne tik kalbame, aš paprašau, kad žmonės tai padarytų, ypatingai su vadovais, kurie labai mėgsta apsimti daug atsakomybių patys. Ir su vienu vadovu mes tam jo išvykimui 2 savaitėm dėl interneto ruošėmės pusę metų. Todėl, kad jis tiek buvo apsiėmęs, kad žmonės be jo negali priimti sprendimo. Arba jis tiesiog neaugina kolegų tam, kad jie be jo galėtų apsieiti, ar ne? Ir tai yra labai labai egoistiška. Ir tiesą sakant, tol, kol mes neturėjom paprastos užduoties, kad jis turi Meksikoje 2 savaitės būti be interneto. Ir aš sakau, kad tai reiškia, kad aš noriu, kad tavo komanda toliau veiktų ir gal net veiktų geriau negu su tavim. Ir jis tik tada suprato, kad galbūt tai, kaip prieš tai buvo vadovaujama, yra toksai dalykas, viskas gerai, kol jis yra, bet jeigu jo nėra, tai ir aš žinau, kad kažkokia automobilių kompanija yra tą patį padarę, kad savaitį visus išvežė vadovus ir stebėjo, kaip sekės komandom ir tos, kurios pradėjo griūti per 1 savaitę, visų vadovus atleido, todėl, kad yra vadovo problema, ar ne? Ir manau, kad yra vėl apie tai, kad mes viską žinom arba nieks nesikeis, yra labai apie tai, kad mes žinom, mes einam, mes darom, arba nesiseka, vietoj to, kad sustoti ir pagalvoti. Ir manau, kad ta erdvė pagalvojimui, netgi, nežinau, idėjų prisirinkimui per kūrybiškumo dieną, ar bet kas tai yra labai labai svarbu bet kokiam vadovui, ar ne? Tai kurti jungtis, sukurti pasitikėjimo atmosferą ir vis tik neorganizuoti darbo taip, kad viskas sukasi apie mane, ar ne? Kad tai yra suprasti, kad jeigu tu taip organizuoji, tai kad ta motyvacija tavo tikėtina yra labai per tavo kažkokį egoizmą, ar ne, ir tokia kita prizmė eina, ne tai, kad čia dėl organizacijos ir nereikia apsimetinėti. Kadangi jūs kalbate apie baskų metodą, tai galvoju, įdėsiu nuotrauką, kad mes baskų krašte esam buvę ir turėjom garbę susipažinti su Azarkų šeima. Ir kiekvieną kartą, kai keliaujam, man labai labai įdomu ypatingai būti vietose, kurios labai autentiškos ir unikalios. Ir aš visą laiką bandau ieškoti istorijos, kodėl taip atsitiko. Ir kur be būtume, visą laiką galiausiai prisikasi prie kažkokių žmonių ir labai dažnai tų žmonių net nėra daug. Tai būna keli žmonės, 1 ar 2, kurie pradėjo kurti istoriją ir pradėjo daryti tai labai unikaliai per jų pačių prizmę, ar ne? Tai Arzakai yra šita šeima ir Juan Marie yra tas, kuris įkūrė Basko gastronominį institutą, kuris yra toksai maisto pasaulyje, ale Harvardas, ar ne? Ir tai yra labai unikalu, kad jie švenčia tai, kaip jie mato maistą, ar ne? Ir tai buvo jo asmeninė svajonė, ar ne? Ir aš manau, nieko tame blogo nėra ir netgi sakyčiau labai gerai. Ir šiandien aš kalbu iš namo, kurį pastatė nuostabus architektas Thomas Heatherwick. Jis yra architektas iš Londono ir jis irgi yra puikiai kalba, jo TED galite paieškoti, bet tik labai įdomi kalba apie tai, kad šiuo metu mes esame nuobodumo epidemijai. Ir va čia manau, kad labai kalbame apie tą pritapimą, ar ne? Kad ir tas best practices ir panašiai. Jų atveju jis labai daug kalba apie tai, kad net ir naujai statomas miestas turi būti labai įdomus. Ir kiekvienas pastatas turi būti kažkoks wow kitoks ir visiškai nesuvokiamas, ar ne? Paskutinis jo kūrinys yra parkas priešais mūsų namus, kuris vadinasi Little Island, maža sala. Tai yra unikalus projektas dėl to, kad jis pastatytas vandenyj, įkišant polius. Tai yra labai labai sudėtingas projektas, todėl kad medžiai auga, tai yra koncertų salė viduje, yra miškas, ar ne, ir medžiai auga net ne žemėje, o tam tikram kažkokiam moderniam kažkur dalyke, nes čia negali būti tiek daug žemės. Ir man yra labai nuostabu, kad jis tą savo svajonę taip įgyvendino, taip kaip norėjo ir nebandė kažkaip pritaikyti taip, kad būtų visiems, mes visi kartu balsuokime, parkas gražus ar ne. Dėl to, kad parkas beje buvo žmogaus dovana New Yorkui, tai buvo asmeninė dovana. Ir man atrodo, kad būtent iš to susideda tas unikalumas ir tas nuostabumas. Net ir šiandien ta istorija, kurią pasakau, tai buvo mano istorija, ar ne? Nebūtinai jums reikia mylėti New Yorką taip kaip man. Mano istorija unikali, čia ir mano gimus ir užaugus močiutė. Tai čia prieš istoriją dar turi mano istoriją, ar ne? Aš mėgstu meną, tai nebūtinai visiems priimtina, ar ne? Tai, kad mes daug keliaujam, irgi vieniem priimtina, kitiem ne, ar ne? Tai man atrodo labai labai svarbu savo įsivardinti, koks aš esu.
Ir kas man teikia didžiulį džiaugsmą, nes kaip tu benori keisti organizaciją, vis tik tai prasideda nuo tos vidinės aistros. Man daug paprasčiau kažką įtikinti eiti į meno muziejų su manim, dėl to, kad man pačiai labai ten įdomu. Ne? Tai manau, kad labai labai svarbu drąsiai būti savim. Ir gal baigsiu, to pabandysim, kaip čia atsidarys. Baigsiu su video, kurį atsiuntė mano sūnaus mokytoja. Ir tai yra apie lyderystę. Ir mano manymu, tai yra geriausias video apie lyderystę ir labai susijęs su tuo, ką šiandien kalbėjau. Tai va dabar bus 3 minutės apie lyderystę. Žodžiu, pažiūrėkim. Tai va tiek šiandien. Labai ačiū už tavo istoriją. Labai gyva, labai tikra, labai tokio, žinai, kur mane asmeniškai taip dar noras yra kažkaip tai, kad įsitrauktų ir visi kiti dėl svarstėm dar, žinai, dėl laiko, kad buvo mintis, kad įtraukti šiek tiek pat į kambarius, kad tokio, žinai, kur savo, tokia savirefleksija ir pasidalinimui su kitais, kas tas išgirsta, koks tas klausimas, gal noras iškelti jį, bet tuo pačiu dėl to, kad matau, kad mes turim panašiai apie 15 minučių, tai galbūt iš mūsų klausytojų, kurie čia taip, kai kurie ir dauguma inkognito, matom vardus, bet nematom veidų. Gal yra klausimų, tai labai metas yra tas užduoti arba paklausti, nes arba tuo pačiu galima įrašyti į mūsų chat paskyrą klausimus, tie, kurie galbūt kyla, nes manau, kad išklausius Ilmos pasakojimo, tikrai kyla klausimų, toks tai atrodo istorija wow.
Bet visą tai, kaip tas pavirsta realybė, ypatingai kaip Ilma prisimeni iš to niresnio dangaus, iš kažkokių patirčių, kuriuose mes esame įsėdę, kaip Lietuvoje, nu tas iš savo kaimo mąstymas, jisai yra tokio. O dabar mes tokį out of the box visiškai tokį pasičiupinėjom. Aš manau, kad tas iš kaimo nėra nieko blogo. Mūsų vaikas iki šiol, jeigu taip mes persikraustėm į Niujorką iš Palangos ir mūsų vaikas iki šiol pasikabina Žemaitijos vėliavą ir vaikšto su Žemaitės kojinėm. Ir jis labai pristato kaip unikalų dalyką Niujorke. Man atrodo, kad būtent tos dalykus nereikia nurašyti kaip kažkokį, kad čia mes kažkokie netokie. Tokie, tiesiog labai aiškiai įsivardinti, kokie. Aš suprantu, kad jūs kalbate apie gyvas organizacijas, aš tai visus skatinčiau būti gyvais žmonėm visų pirma. Ir matau, kad už šakelę ranką. Taip, tai aš matau, gal padrasinsiu ir kitus tos klausimus užduoti, tai man tai tiesą pasakius daug kilo klausimų, bet vienas iš tokių tai yra dėl tos rašytinės komunikacijos. Aš irgi, pavyzdžiui, esu žmogus, kuris labai mėgsta rašyti, bet ir man patiktų kartais apsirašyti kažkokias ir taisyklės ir ten dar kažką, tai kurių po to, aišku, nebūtinai pati laikaisi, bet aš kartu ir pastebiu, kad, pavyzdžiui, labai yra, kaip čia pasakyti, tai su ta rašytinė komunikacija labai reikia kartais galvoti, kaip tu sudėlioji žodžius, dėl to, kad supranti, kad kitas žmogus gali skaityti visiškai kitoj nuotaikoj, kitam kultūriniam kontekste ar dar kažkur tai, arba kitam projekto taške, arba dar kažkas tai. Ir jisai, pažiūrėk, tavo žinutę visiškai kitaip nuskaito, kažkaip agresyviau, arba tenai reikliau, negu tu ten, net ir pati turėjai pavyzdį, kad tarkim 6 valandą vakare rašai kažkokiom mintim ir visiems staiga pradeda drebėti rankos, nes jiems atrodo, kad jiems reikia atsakinėti, ne? Tai kaip su tuo klausimu jūs dirbate, kad tų intonacijų nepasimetimo ir kad vis tik tai atlaisvinti tas įtampas, kurios susidaro dėl tokių nesusipratimų? Man atrodo, kad kaip tik tai yra didžiulis privalumas, kad reikia pagalvoti. Nes ir pagalvoti, ir manau, kad kaip tik būna, vis tik mes dažniau prikalbam, negu prirašom kažko. ir tai, kad tu pagalvoji, kokią kalbą naudoti ir kaip parašyti, tai to sąmoningumo ir tos erdvės yra daug daugiau negu kalbėjimo metu, ar ne? Tai aš tiesą sakant žmogus, kuris, kaip matot, galiu valandą kalbėti, galiu toliau kalbėti, tai yra mažiausia problema. Bet kartu aš suprantu, kad tas užrašymas yra ilgalaikis dalykas, aš taip pagalvosiu ir galbūt užtruks man pagalvoti ir manau, kad šitoje vietoje labai svarbu vis tik parašyti, ką darysi, o ne parašyti vardan parašymo. Aš esu prieš tai, kad rašyti vardan rašymo, nes reikia parašyti, nes yra užduotis dokumentų prirašyti, ne? Aš manau, kad turi būti priežastis, kodėl tu rašai ir tai priežastis, kad tu tai darysi ir visi kiti darys, bet po to, kai parašai, tai yra dalykas, kuris visą laiką ten bus, ar ne? Ir tau nebent tu kažką keisi ir kai keisi bus labai lengva pasakyti, kad keičiam šitą sakinį, nuo šiol darysim kažkaip, ar ne? Vietoj to, kad mes, man atrodo, kad su tuo kalbėjimu yra daug tokio pakalbėjom ir toks ir paskui būna, kad mes dviese pakalbėjom, o Lina negirdėjo, bet mes manom, kad jis žino, nes mesgi žinom, kaip darom, ne? Ir toksai, man atrodo, kad labai daug yra daug spėliojimų ir mes net nesuprantam, kiek daug to yra ypatingai, turbūt pandemija tai parodė, ar ne, kad kiek daug žmonės, kodėl jie taip daug kalba apie tą tokį, kad prie kavos aparato vyksta visos kalbos ir man atrodo, kad yra labai blogai, kad tau reikia būtinai po susitikimo eiti dar prie kavos aparato įsiaiškinti, kas iš tikrųjų buvo pasakyta, ne? Dėl to, kad, kaip čia mes visi suaugę žmonės ir aš manau, kad mano atveju irgi, aš dabar atostogavau ir turiu kolegą, kuri naujai atėjus ir tikrai jos klausimai visi man. Ir tai labai aiškiai parašydavo, kad tokiai dideliais šriftų, kad neskubu, bet, pavyzdžiui, per 2 dienas būtų gerai, kad atrašytum ir tada yra tekstas kažkoks, ar ne? Man atrodo, tas pagalvojimas ir tas toks sąmoningumas, kad, žinai, nejaugi dabar kažkas skaitys tavo žinutę ir įsižeis. Toks irgi, kas čia dabar. Man atrodo, kad vis tik rašyti nėra tokia, net ir, tarp kitko, kalbant apie jausmus, ar ne, tai, kad pas mus žmonės dalinasi, kaip jaučiasi rašytiniu būdu, aš pati esu pajutus, kad rašai piktą žinutę, tada pakeiti vieną žodį, nes likti piktas,
tada po kurio laiko, kuo daugiau rašai, tuo ramesnis tampi, tada viską ištrini, ar ne? Man atrodo, tokia savirefleksija ne veltui prašo žmonių rašyti, ar ne, psichologai ar psichoterapijoje. Man atrodo, kad yra labai keista, kad mes, pavyzdžiui, net samdam, ieškom žmonių, kurie moka rašyti, dėl to pas mus pirminiai visi etapai yra raštu, nes kaip žmogus rašo, apie jį daugiau pasako, negu kaip gerai save parduoda, ar ne, kai kurie gali puikiai parduoti, va, ypatingai čia Amerikoje žmonės labai gerai tai daro, bet man reikia galvojančių žmonių, kurie sąmoningai sudės man mintis į popieriaus lapą. Tai dabar dar vieną klausimą gavom. Klausė Gražina, norėjau paklausti, kokie sudėtingiausi momentai valdant jūsų organizaciją nuotoliniu būdu? Aš nežinau, ar sudėtingiausia, ta prasme, manau, kad man pačiai turbūt yra ir iššūkis, bet kartu labai smalsu, aš labai daug išmokstu, dėl to, kad aš esu kiekvieną dieną nustebus, kiek vis dar daug nežinau ir kiek tas pats Ramadanas dabar papasakau, dėl to, kad jau žinau, kad dar prieš 2 savaitės nežinojau, kaip mano kolega, pavyzdžiui, kada keliasi. Ir žinau tik tada, kad parašė, ar ne? Ir tokių labai daug yra dalykų, ypatingai tokių kultūrinių, ar ne, mes per vienas kalėdas pandemijos metu magą pasiėmėm, kad padarytų tokį, ne per kalėdas, metų pabaigos šventę, ar ne. Ir man labai buvo smagu, buvo labai tokia šeimos šventė, jis labai gerai atliko tos triukus. Ir tada aš pradėjau gauti labai daug žinučių iš kitų kolegų, kurie nedalyvavo, kad labai atsiprašau, mes negalėjom būti tokioj šventėj, nes magas yra dalykas, kuris uždraustas Korane. Ir tada paaiškėjo kita dalis, kad kokioje Atlantoje, pavyzdžiui, ar ne, ir juodaodžių kultūroje magija tai yra labai šventas dalykas, tai yra juodoji magija, baltoji magija, tai nėra žaidimas, ar ne. Tai tokius, man, pavyzdžiui, asmeniškai, tai aišku, tai manau, kad labai svarbu turėti tokią pasitikėjimo ir saugumo kultūrą, kad apie žmonės taip pasakytų apie tai, ar ne, ir neįsižeistų, kad čia kaip tu savo leidi, ar ne. Jie kuo ramiausiai žino, kad aš irgi nieko nežinau, arba nežinau užtektinai, bet lygiai taip pat man asmeniškai yra didžiulis augimas turėti va tokią diskusiją apie magiją komandai, kur aš prieš tai net minties nebuvo. Mano požiūris tam dalykus labai prasiplečia tik todėl, kad komandos nariai tuo pasidalino. Tai aš labai ir dėkinga, bet kartu galiu labai netikėtai kažką ne taip padaryti. Tai va, matau, Kęstutis kelia ranką. Kęstutis kelia ranką, taip. Kęstuti. Sveiki, labai įdomu, labai ačiū. Aš gal būsiu toks iš tų ne tai kad pesimistų, bet realistų, nes savo organizacijoje 1 kartų bandžiau tos metodus daryti. Ir susidūriau turbūt sunkiausia, kada atsiranda tie tamsieji periodai ir sunkieji dalykai. Tai variacijos būna, kada organizacijai tenka padaryti pokytį neišvengiamai, ar dėl pajamų trūkumo, reikia keisti, atsisakyti dalies produktų, dalies žmonių, arba atsiranda žmonės, kurie tarkim taip gyvena kitų sąskaitą, arba ne visada padaro, arba samdos yra klaidos, kada žmogus nepasiteisina. Man įdomu, va tie tokie, reiškiasi, tamsieji periodai. Kaip jūs juos sprendžiat, kokius patarimus turėtumėt iš tos serijos? Aš manau, kad natūralu, kad viskas keičiasi ir kadangi mes pradedam nuo to, kad mes visą laiką sakom, kad esame neapibrėžtume ir nepergyvenk dėl to, nes taip ir toliau bus, tai aš manau, kad labai priklauso nuo žmonių, ar ne? Kai kurie žmonės tikrai labai nemėgsta pokyčių ir tu nieko nepadarysi, jie tiesiog įsikibę rankomis laikysis savo. Bet todėl aš gal pradėjau prezentaciją nuo samdymo žmonių ir nuo to, kaip mes samdom. Aš manau, kad yra žmonių, kur tiesiog nepakeis ir galbūt jie nėra tavo organizacijos dalis ir jiems bus daug lengviau, jeigu tu juos paleisi ir jie į savo keliu ten, kur jiems labiau priimtina. Todėl ir sakyčiau, kad kai sunkus periodai, tai labiausiai išlenda, ar ne? Nes kažkoks žmogus sakys, kad čia ne mano problemos, ar ne? Aš čia kažką padariau, ar ne? Bet yra žmonių, kurie būtent sunkių periodų yra tie, kurie kai labiausiai pamatai, ar įsitraukia, ar jam rūpi, ar ne? Tai mes karts nuo karto peržiūrim ir kas mūsų organizacijai ir su kuo galbūt reikėtų
atsisveikinti ir kas galbūt yra visiškai nebemotyvuotas ir mes nieko nebegalim pakeisti. Ir lygiai taip pat manau, kad labai labai svarbu samdom pagalvoti, ko mums reikia ir kokių mes žmonių ieškom. Nes jeigu susidarys kritinė masė žmonių, kurie eina labai kitų kelių negu tu, mes esam turėję, pavyzdžiui, netikėtą tokią problemą, bet tiesą sakant, dar tuo metu net ne nuotoliu dirbam, o ofise, žmonių, kurie buvo labai labai neigiami. Kas beatsitiktų, jie mato tik tai blogą pusę. Ir netikėtai jie pradėjo daugėti ir tiesiog su dalim jų atsisveikinom, nes mes, labai daug reikalavo energijos, jos įtikinėti, kad čia viskas gerai ir panašiai. Aš manau, kad nieko tame blogo, netgi nereikia įsivaizduoti, kad mes čia kartu, mes šeima ir visą laiką bus taip. Kažkur esu tokį gal baisų girdėjęs, bet gal tokį tinkanti, kad tai yra vis tik toksai, nežinau, kaip tas pats, ir, nežinau, parkas, ar ne? Tai parką tu prižiūri, ar ne? Tu kažką apkarpai, prižiūri, kaip jis auga ir panašiai. Tai man atrodo, kad irgi yra vadovo atsakomybė pastebėti dalykus ir pastebėti, jeigu kažkas toksiško atsirado. Ir, pavyzdžiui, pas mus yra labai aiškiai aprašyta, mes atsisveikinam su žmonėmis irgi remdamiesi vertybėmis. Ir jeigu kažkas daro tai, ką mes parašė, kad nedarom, ir jie taip vis kartoja ir nesikeičia ir panašiai, tai yra natūralu, kad atsisveikinimai. Man atrodo, kad labai svarbu, sakyčiau, labai gera pradžia pradėti nuo dalykų, kurie nepavyko. Mes nuo to irgi pradėjom. Mes visas vertybės pirmą kartą surašėm, visą laiką galvodami apie tai, kur sufeilinom. Ir tada tu labai aiškiai aprašai, ko nenori ir paverti teigiamų dalykų, o ką reikėtų daryti, kad to nebūtų. O dar norėčiau prie šito bendrai papildyti. O kaip, klausimą, Ilma, kaip identifikuoji, pavyzdžiui, kad žmogus yra įtraukty ir kada tas yra jausmas ir ar yra, kaip tas, svarbiausia gal vieta tai, kad kada tas pojūtis atsiranda, kad tikrai viskas veikia ir įtraukta, arba tuo pačiu tas nesėkmės atvejis, kada junti, kad jau nebeveikia, kad trūksta įtraukties, kad jūs jau žmogaus neturit. Kaip tas irgi jausmas atsiranda ir kokie jūsų veiksmai. Nes vienas dalykas priimti žmonės ir planuoti įmonę jau vienas priėjimas, bet aš suprantu, kad dar Kęstučio dar vienas iš klausimų yra, tais laikotarpiais dažniausiai yra ir ta bazė žmonių, kuri yra. Ir galbūt per šito klausimo atsakymo prizmę, gal pavyks pažiūrėti dar plačiau. Tai aš visą laiką sakau, kad man svarbiausia komanda. Net ne vienas žmogus, nes nepaslaptis, kad technologijų pasaulyje gali turėti visokių divų, programuotojų tokių. Ir pavyzdžiui, man labai svarbu, aš tai kalbu su komanda. Ir, pavyzdžiui, yra žmogus, kuriuo skundžiasi keli komandos nariai, kad jie negali visi kartu dirbti, arba kažkas stabdo, ar kažkurioje vietoje yra problema. Tai man yra pats pirmas dalykas, kada mes einam kalbėti ir galvoti, kaip dirbti. Nes man labai svarbu, kad komanda judėtų į priekį ir veiktų. Ir ne aš būčiau tas, kuris vienas stumia kitą, bet vienas kitam padėtų, nežinau, ir panašiai. Tai yra tai, kas labai svarbu. Ir priklauso, vyksta pokalbis, apie tai labai, aš visą laiką, manau, kad labai svarbu atvirumas ir apie tai pakalbėti. Ir pradžioj pakalbė, tada išsikali kažkokius tikslus, ko tu tikiesi, kad tas žmogus turėtų daryti kitaip ar ne. Nes aš manau, kad tas jausmas ar kažkoks, aš visą laiką žiūriu, aš labai skeptiškai žiūriu žodžius, aš visą laiką žiūriu, ką žmogus veikia. Tai aš noriu matyti arba rezultatą, aš noriu, kad komandos nariai nebesiskūstų ar ne, ar aš noriu matyti, kad jie kartu juda ir matau, kad jis irgi įsitraukęs ar jie. Ir kad tai nebūtų kažkoks egoistiškas, aš ar kažkoks, kad... O jeigu nepavyksta, nežinau, kad atsisveikinam. Aš manau, kad absoliučiai nėra nieko blogo atsisveikinti su komandos nariais, jeigu mums kartu nepavyksta komandoje dirbti. O tada dar vienas gal papildymas. O kaip tada, jeigu ar esat išgyvenę kritinių momentų, kurie ne nuo jūsų priklauso, ne nuo jūsų bendravimo? Atėjo karantinas, yra kažkokie, jūs aišku, nuotoliniu būdu dirbote jau ir prieš tai. Bet ar buvo tokių, kur ką daro komanda arba visa jūsų turima bendruomenė, kai
susiduriat su tuo, kuo negalima buvo numanyti. Tai yra tiesiog iššūkis, kuris yra išorinis ir tankiai vadovai klausia, tai grubiai tariant prisiemu už atsakomybę ir aš kažkaip turiu čia kažką čia sudylinti, kad viskas nusėstų. Kaip jūsų komanda įsitraukia? Ar turėjo tokių situacijų? Aš prisimenu keletą variantų technologinių, ar ne? Technologinių iššūkių, kur mes lyg ir viską padarėm, bet netikėtai mūsų produktas 3 dienas neveikia visai. Ar ne? Ir tu turi viską uždaryti ir turi daugiau klientų nepriimti, nes tiesiog niekas nebeveikia, ar ne? Ir tu nesupranti, kodėl ir kas atsitiko, ar ne? Bet šitoje vietoj, man tiesą sakant, aš manau, kad stresės situacijos yra tos situacijos, kur tu pamatai, ar visa tai, ką tu statei, veikia. Nes tu gali, kai viskas gerai, tai viskas, nes čia aišku visi labai čia, ar įsitraukia, ar neįsitraukia, nežodžiu, bet ir aš manau, kad būtent tas patie keli, nes čia buvo savaitgalis. Savaitgalis, netgi tai, kad mes dirbom 24 valandos, ar ne, mūsų komanda, ar ne, ir visi dirbo, ir visi tą savaitgalį dirbo, nebuvo net klausimo jokio. Ir tiesą sakant, netgi tai buvo labai sudėtinga, nes technologinis kažkoks dalykas, ir kažkam rašyti yra savaitgalis ir kažkas kitas turi padaryti, net ne mes turim pataisyti, ar ne? Ir kita dalis žmonių visai nieko negali daryti, nes mes net nesam programuotojai, ar ne? Tai buvo labai įdomu, kaip vieni iš karto pradėjo rašyti krizių dokumentą, kiti pradėjo dėlioti, kaip bendrauti su klientais. Labai buvo įdomu, kaip visi kūrybingai rado savo užduotį. Ir dar įdomiau, kad iš to gimė labai daug dalykų ateičiai. Pavyzdžiui, krizių valdymo dokumentas gimė tą savaitgalį. Per tas 2 paras, kai niekas pas mus neveikia ir nebuvo aišku, ar dar kažkada veiks. Tai man atrodo, kad aš esu linkus eksperimentuoti, kai yra viskas gerai. Man atrodo, kai jau riedi į apačią, daryti eksperimentus yra labai labai sudėtinga. Nes vis tik, kai viskas gerai, tu gali daryti daug eksperimentų ir iš jų vienas suveikti. Ką aš dabar papasakau, tai yra tai, ką mes išmokom, ne? Mes darėm milijoną dalykų, kur kažkokie veikia kažkurį laiką, ar ne, tada tu vėl keiti. Po metų tikėtina, kad aš dar kitaip pasakosiu, ką mes vėl darom naujo, ar ne? Man atrodo, kad labai svarbu tas reinventing kasdien stebėti, kurioje vietoje jungiasi taškai, kurioje kažkaip galėtume išsibandyti, nes kai viskas gerai ir nieko nedarai, tu jau eini atgal. Manau, kad kol viskas gerai reikia, kaip tik tai yra tas momentas, kai gerai reikia bandyti daryti pokyčius, o ne kai viskas rieda į apačią. Tai bent jau tai yra ir mano asmeninė patirtis, ir įmonės patirtis, kad ir lygiai taip pat apie tos pokyčius mes nuolat kalbam. Ir ta prasme, ir aš žinau, nes žmonėm tai nėra, kaip čia, pokytis toks dalykas, kur jeigu tai vyksta tik kartą metuose ar kelis kartus metuose, tai labai nepatogu, bet, pavyzdžiui, aš net kai einu pasivaikščioti, turiu tokį įprotį, kad niekada neinu tą pačią gatvę. Visą laiką kažkur bent į kiemą įlysiu kokį nors naują. Ir mano smegenys turi tą visą laiką impulsą, kad kažkas visą laiką, kažkas kitaip. Toks tai jokios nėra, kad visą laiką vienodai. Tai įmonė ir visą laiką, kai tik pastebiu, kad kažkas tą patį darbą daro ir nebepergalvoja, kaip galėtų būti geriau, ar ne? Jau manau, kad šitoje vietoje darosi. Aš tada kaip vadovas galvoju, kokį man duoti tą framework, ne? Kad jie pradėtų truputėlį judėti ir galvoti, ką reikėtų pakeisti. Tai prieš porą metų aš jam pristačiau, kad dabar darom bets, aš nežinau, statymai, ne? Kaip kazino. Kad nedarom planų ar ten eksperimentų, bet sakom statymai, ar ne? Kad būtų bent vienas pokytis per ketvirtį, ką tu savo darbe darai. Ir net ne vadovas, bet net jeigu tu esi rašytojas, kuris rašo straipsnius, pabandyk parašyti ilgesnį straipsnį, trumpesnį straipsnį, nežinau, tik su vaizdais kažkokį. Nes aš manau, kad irgi labai svarbus dalykas tas toksai kūryba, nesvarbu, ką tu darai, nesvarbu, ar tu vadovas ar ne, tai dabar kurį laiką mes darėm tokius bets ir jie gale ketvirčio turi pristatyti, ar bets buvo sėkmingas ar ne. Ir kadangi tai yra labai mažas toksai, maža rizika, ar ne, tai yra labai gerai, nes žmonės kuo ramiausiai pristato, kad šitą padariau ir nepavyko, bet nesuveikė. Ir toksai, bet tas bets dabar mes jau išeinam iš to, nes žmonės jau pradėjo daugiau eksperimentuoti, bet tai buvo padaryta tik todėl, kad aš pastebėjau, kad įmonėje per daug žmonių sukasi tokiose savo sultise ir nebepastebi, kad galėtų būti kitaip. Tiesiog, jie žino ir jie daro. Tai man atrodo, kad vadovui svarbu pastebėti ir taip karts nuo karto vis nepatogiai kažkur pajudinti.
Tai ar teisingai suprantu, Ilma, kad pirmiausia, greičiausiai bet koksai startas yra nuo savęs? Tikrai taip. Aš manau, kad labai žmonės jaučia, kai kažkas daroma iš baimės, labai jaučia, kai daroma iš aistros ar iš kažkokio, ir mano, kad ir tas toksai buvimas autentišku ir nebandymas pritapti, o tiesiog buvimas gyvu, turbūt vadovų ir padaro gyvą organizaciją. Dar ypač, jeigu pasamdai gyvų žmonės. Pritraukė, taip, būtent. Ilma, čia pritraukė. Tai aš tai labai matau, kad jau mūsų laikas jau, tiesą pasakius, man tai prabėgo, kai labai greitai klausiausi, taip žinai, atrodo visos ląstelės mano klausosi visos informacijos, nes labai gera klausyti žmogaus, kur problemų sprendimas, man, jeigu aš galiu tai papildyti, tai jau yra didesnė bėda, nes jas reikia spręsti ir gesinti, o kūryba tai yra tai, kaip sukurti erdvę, kurioje nereiktų spręsti. Jeigu jos ir nutinka, tai nutinka, įsijungia kiti resursai, tai veikti net, ką išgirdom ir iš Ilmos. Bet kur yra svarbu, kad tam, kad vyktų kitaip, reikalinga erdvė. Ir kaip tą erdvę kurti, tai šiandieną Ilma pasidalino tokia visa puokštė įvairiausių metodų, įrankių, kur galima tiesiog įsiklausius bandyti eksperimentuoti pas save tiek, kiek išeina, kiekviena įmonė savo. Tai ačiū labai, Ilma, ačiū visiems, kas susirinko, dar noriu akcentuoti ir labai noriu pakviesti, tai į gal su tokia priminimu apie tai, kad tokias 2 frazes pasiskolino Ilma iš tavęs, kur tu sakai, kad tikrai vienas dalykas yra gyvenime kalbėti arba būti, kitas dalykas veikti. Kol nepadarai veiksmo iš viso, net nesupranti, su kuo turi reikalų. Tik tai tada, kai pradedi daryti veiksmą, tik tai tada pradedi jausti, kas taip, kas ne, kas man autentiška, kas man įprasta, kur aš galiu kažkur tai save kaip čia pasakyti, iškelti savo iššūkį, kur galbūt kažką jau žinau ir galiu tik įtvirtinti. Tai čia yra apie įrankius, kuriais norim ir galim pasidalinti, kur dalinasi praktikai. Labai kviečiu, jeigu rezonuoja, jeigu atliepia, tai yra erdvė ir vieta, kur renkasi bendruomenė, kuriem yra aktualu būti gyviem. Klausimas kiekvienas atsakys savo prieš ar po, ar tai man aktualu šiai dienai. Bet jeigu norint gyventi šitoje aplinkoje, kur mes turim neapibrėžti, reikia ieškoti kitų įrankių. Tai čia mes apie juos. Tai labai kviečiu. Ir dar kita frazė Ilmos, tai buvo tai, kad apie drąsą būti savimi. Tai mes turėsim kitą penktadienį mūsų kolegų pristatymą apie tai, kad ir tema, kas jeigu aš būčiau savimi darbe ir kas apie tai. Ir turim gyvą renginį. Jau 3 kartą buvom išvažiavę į Baskus ir turim dalyvių sąrašą, kuris jau maždaug šiandieną siekia apie 50. Kviečiam sudalyvauti, kur būriam žmonės dalintis. Nėra nei vieno iš mūsų tų, kurie žinom. Mes atsisakom žinoti, mes einam eksperimentuoti gyvenimo. Tai noras yra dirbti, atrasti metodus, atrasti principus, kurie veikia, kuo tiesiog galim būti žmonėmis. Vat mano draugės sūnus yra pasakęs, sako, tai ką jūs čia maždaug mokot, arba apie ką čia jūs kalbat. Tai jūs greičiausiai čia kalbat apie tai, kad būti žmonėmis. Tai taip, jaunimas teisingai nuskaito. Tai kažkur grąžinti principus tuos, kurie mumise augina kitą žmogų, gyvą. Tai ačiū dar kartą visiems, labai gražaus, turiningo savaitgalio. Ir Ilma, tikrai didelis dėkingumas. Iš tikrųjų, nuo ankstaus ryto mes visą tą gūsį iš Niujorko pasiėmėm tiesiai į širdį ir, žinok, nešiosim ir dalinsimės. Ir jeigu galėsim, draugausim ir bendrausim toliau. Lauksim tavo naujų iššūkių ir naujų pasidalinimų. Gerai, ačiū labai, gražus savaitgalis. Ačiū visiems. Ačiū, viso geriausio, viso.